Sveiki, šiandieną sveikinamės iš mūsų technikos parkų Kaune ir norėtume jums pristatyti ilgai lauktą naujieną. Kviečiame susipažinti. Taigi, pristatome naują prekį ženklą mūsų asortimente – Myting. Myting tai yra aukštos klasės mulčeriai gaminami Vokietijoje. Šiandieną matote Myting M Vario 300 priekyje, kuris gali būti kabinamas tiek traktoriaus gale, tiek priekyje. Kaip ir gale matote Myting MS Plus Vario 280 su galimybė išnešti mulčerį į dešinę 1 metrą. Šio bendro sąstatų darbinis plotis yra 5,5 metrų. O dabar trumpai apie mulčerio esmę. Čia matome smulkinimo mechanizmą. Smulkinimo mechanizmas turi TÜV Nord akmenų apsaugos sertifikatą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad akmenų patekimas iš mulčerio išorę yra sumažinamas maksimaliai. Kaip ir matome, prieky yra apsauginiais metaliniais plokšteliais, kurios neleidžia patekti akmenim į išorę. Jeigu jūs sutinkate kliūtį, tam kelmukas ar dar kažkas, plokštelį pasilenkia, turime papildomą guminę apsaugą priekyje. Taip pat turime reguliuojamą priešpeilį, tam, kad būtų pasiektas optimalus mulčiuojamos masės dydis. Taip pat čia viduje matome vadinamus ryklių pelekus, kurie užtikrina tolygų mulčiuojamos masės dydį. Toliau matome visas darbinis paviršius yra padengtas apsauginėmis plokštėmis, plokštės yra keičiamos tam, kad būtų užtikrintas ilgamžiškumas. Taip pat čia matome M-Dura X mulčiavimo plaktukus, kurie yra pagaminti iš legiruotų plienų tam, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas. Toliau gale matome volą. Volas yra skirtas 2 funkcijom. Kai jūs mulčiuojate žolę ar kitą masę, kurios nereikia prispausti prie žemės, masė gali būti išmetama per viršų volo, tam, kad būtų pasiektas maksimalus greitis ir našumas. Jeigu mulčiuojame ražienas, tam, kad būtų sudaigintos pabirus, volas yra perstatomas į galą ir tada visa masė mulčiuojama eina po volą, tam, kad būtų pasiektas maksimalus pabirų sudaiginimas. Taip pat volas turi patentuotą Star-Int atraminių guolių apsaugos sistemą, kas užtikrina ilgamžiškumą guolių tarnavimo laike. Norėtume paakcentuoti, turint vario priešpeilį, mulčeris gali būti greitai pritaikomas skirtingoms kultūroms. Ar tai būtų apleistos teritorijos, ar tai būtų ražiena, ar tiesiog būtų mulčiuojama žolė. Taip pat mulčerio volas turi reguliuojamą valytoją tam, kad būtų užtikrintas maksimaliai švarus paviršius. Šitas modelis turi hidropneumatinę apsaugą, kuris suveikia sutikus kliūtį.
kaip ir priekinis mulčeris, galinis turi diržinę pavarą. Priekyje sumontuotas mulčeris turi 2 spyruoklės, kurios sumažina prispaudimą į dirvos paviršių. Ir tarp pat kairėje pusėje matoma sumontuota diržinė pavara. Taip pat verta paminėti, kad muting mulčeriai turi unikalią smulkinimo būgno formą, tam, kad nesmulkinta masė neišbyrėtų lauk. Tai tiek trumpai apie mūsų naująjį produktą Muting. Tai yra aukštos kokybės mulčeriai, skirti patenkinti įvairių ūkių poreikius. Jeigu norite Muting mulčerius išbandyti savo ūkyje ar sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės. Lauksime jūsų skambučių.